Sveiki, šiandien apie šypseną. Besišypsantis žmogus spinduliuoja džiaugsmą, laimę, bet šiandien aš noriu Jums papasakoti apie ilgaamžiškumo šypseną. Amerikiečių mokslininkai darė tyrimą ir įrodė, kad šypsena skatina ilgaamžiškumą ir apsaugo nuo streso. O kokia tai šypsena? Šypsena, kaip mes vadinam, nuo ausies iki ausies, kada pasikelia skruostai, susidaro lūpų šypsenos raukšlės ir matosi dantys ir netgi dantenos. Jeigu mums sunku taip šypsotis, mes galim tai ištreniruoti. O kaip ištreniruoti, aš Jums papasakosiu. Paimam pagaliuką arba pieštuką, nuvalom steriliai ir kiekvieną rytą po 10 minučių palaikome savo burnoje.